Taip, pakeitėm vietas. Ir Benediktai, noriu paklausti tavęs, aišku, tęsdamas prieš tai būsiu pokalbį, tai kaip tu prisistatai dabar publikai? Jūs čia ką tik šnekėjot, jūs šiaip mane išmušėt iš vėžių, aš galvoju, kad aš ten sėdėsiu, tai dabar praktiškai mano diena nepasiteka. Jo, tai jūs šnekėjot apie vairuotojo tapatybę, čia prieš tai, ar ne, tai aš galvoju, kad man labai gerai tinka. Būtent, Jo, tokį vairuotoją ne vienas norėtų turėti. Aš kai važiavau į šitą konferenciją, klausė viena dama, sakė, ko tu ten važiuoji? Aš sakau, kalbinsiu Benediktą Vanagą. Sakė, kas jis toks? Ai, tas važiuotojas. Tai važiuotojas yra nebloga tapatybė. Ar tu geras važiuotojas, Benediktai? Nu, čia kaip pasakyti, jeigu skaitytų komentarus, tai nelabai, bet kad viešųjų ryšių specialistas tai neblogas, tai kažkaip jau visi daugiau mažiau pritarė. Tai aš taip norėčiau gal vairuotojai labiau būti, bet tauta gal geriau žino, sunku pasakyti. Taip, bet važiuoti Dakare yra dar kitoks važiavimas. Kokia yra Dakaro būtent specifika? Kas yra Dakaro kompetencija išgryninta? Šiaip, na, kaip pasakyti, aš kažkaip galvodavau anksčiau, kad knygose galima kažką išmokti, bet paskui supratau, kad nieko. Ta prasme, na, kitaip tariant, knygose galima išmokti tik tai, tiksliau, knygose gali tik pasitikrinti tai, ką tu žinai. Visais kitais atvejais, įsivaizduokim alchemiką, ne, ir jeigu alchemiką skaitai 7 metų, 14, 21, 28, kiekvieną kartą tu jame perskaitai kažką naujo. O tekstas tai tas pats, niekas nesikeičia. Kitaip tariant, tik tai, kad tu esi patyręs ir tu gali patvirtinti, kad tau irgi panašiai buvo, tu perskaitai knygui, tu tapai stipresnis. Tai va, tai papasakoti, kas yra Dakaras, yra taip pat turbūt neįmanoma, kaip neįmanoma būtų, jeigu čia karys iš Donecko uosto pradėtų pasakoti, kaip jisai gyveno ten 3 mėnesius, kaip prarado visus savo draugus aplinkinius, kaip žuvo šalia žmonės, kaip jam buvo sudėtinga, mes suprastume tik tai tiek, kiek patys esame patyrę. Ir jeigu nebuvom tenai, nėra šanso. Tai, bet aš labai trumpai, įsivaizduokit, čia toks tipinis pavyzdys, aš jį sakau kokią 1000 kartą, tai gal kažkuris iš jūsų yra girdėjęs, bet jeigu jūs apsirengat 4 sluoksnius rūbų, čia pas mane yra 2, tai 2 daugiau, užsidedat pirštinės, šalmą, batus šiltus, einate į sauną, kurioje yra 70 laipsnių temperatūra, ten yra stovi treniruoklis, dviratis, jūs atsėdate ant jo ir einate 6 valandas. Be perstojo niekur neišeinate, geriate 3 litrus, turite 3 litrus vėsaus vandens per triubelę, kad nenumirti ir kiekvieną sekundę jums reikia atsakyti į 3 klausimus. Jeigu atsakai nors vieną neteisingai, prarandi, gauni arba niuks, arba prarandi gyvenimą, čia iš principo kaip tau sekėsi. Tai kitaip tariant, turi būti koncentruotas. Taip, ir dar išspręsti kokį uždavinį algebros, turbūt irgi galima jeigu gerai sekėsi mokykloje palyginti. Tai ten ištvermės yra, apie ištvermę Dakaras irgi yra, ar ne? Šiaip, šnekant apie ištvermę, tai žmogus unikalus yra sutverimas ir tikrai gali padaryti daugiau. Ir čia prisiminiau kažkokiu fiziku duotą palyginimą, sakė, kad, žinot, kaip čia, kamanė, man atrodo, yra toksai gyvulys, pagal fizikos dėsnius skristi negali. Bet, žinot, jinai nežino, tai ir skrenda. Tai ta prasme, tai Dakare yra lygiai taip pat. Aš esu finišavęs Dakarą su 4 sulaužytais kaulais. Riešo, čia yra 8 kaulai, pas mane 4 buvo lūžiai ir 3 raiščiai nutraukti, kas gydytojai sakė, yra dar blogiau. Bet aš nežinojau iki galo situacijos, tai dėl to finišavom, o paskui sužinojom, kad tai buvo neįmanoma. O ką esi svarbiausio laimėjęs gyvenime, būtent automobilių ralyje? Šiaip, kiekvieną kartą, kada tu laikai apdovanojimą, kada šauni šampaną, dažnai būna gražios merginos šalia, mane viduje tuštuma. Tokia, ta prasme, kas yra laimėjimas? Laimėjimas tai yra kažkokios varžybos, mes visi gyvenime varžomės ir tik taip, iš principo, tik smėlio dėžė nusako, kur tu esi kietas. Ne? Tu gali savo kieme, savo rajone, savo mieste, savo respublikoje, savo, kaip čia, Europą, Aziją ir visą kitą, ar ne, žemynę, galbūt pasaulyje, tai viskas nusako tik tai smėlio dydžio dėžę, bet aš jau pamiršau jūsų klausimą. Ne, man vis tiek tada konkrečiai, tai kur buvo tos merginos ir šampanas? Kur, kada buvo didžiausia pergalė? Tai va, tai kiekvieną kartą, kada yra laimėjimas, tu suvoki, kad iš tiesų tai tau nieko neduoda. Tu tik tai pasitikrinai su kitais ir tu buvai geresnis, bet iš principo tu nieko nelaimėjai, tu nieko neišmokai. Tu tik tai parodai, ką tu moki.
Kiekvieną kartą, kai, pavyzdžiui, visi turbūt žino 1000 km lenktynės, mes ten įvairiais būdais esame dalyvavę, tokiais su nusiteikimu laimėti dalyvavom kartus, tai mūsų sėkmės tas faktorius arba 50-50, ar ne, mes 2 kartus laimėjom, 2 kartus buvom labai greiti, bet padarėm kažkokių klaidų. Tai kai laimi tuštuma, kai pralaimi, tu gauni gerą stimulą ir aš pilnai pritariu tam pasakymui, kad kiekvienas spyris į užpakalį yra geras stimulas eiti priekį. Tai iš principo tuo metu, aš manau, kad iš principo motivacija kaip po toks reikalas reikalingas tik tai, arba pergalės reikalingos tik silpnai motyvuotiems žmonėms. Jeigu tu tiki ir tu nori išmokti, tai geriau, kad tu nuolatos pralaimėtum, geriau, kad taip netaptų įpročių. Ir tuo metu tu tikrai labai daug mokais. Nes mus moko tik tai pralaimėjimai. Ta prasme, pergalės neišmoko visiškai nieko. Ir lietuvių liaudės patarlė už 9 muštus, tiksliau atvirkščiai, už 9 nemuštus 1 muštą duoda. Tai va, net nežinau, ar tai 9 nemuštus. Tai jeigu apie pralaimėjimus, tada ir būtent su tokiu mazochistiniu požiūriu, kad kuo daugiau pralaimėjimų, tuo stipresnis. Tai kas didesnis pralaimėjimas? Atvažiuoti paskutiniam ar nebaigti varžybų? Ne, atvažiuoti paskutiniam, tai čia taip gėda tiesiog iš principo toks. O ego mes manau, kad visi turim, šitoj salėje turbūt irgi. Tai gal geriau nebaigti, aš čia turiu patirti tokią, žinot. Tikrai? Taip, netolima. Bet kitas įdomus reikalas yra tas, kad, kaip pasakyti, nuostabu yra tai, kad visiškai nesvarbu, ar tu gerai finišuoji Dakare šiuo atveju, ar nefinišuoji, bet iš principo tu grįžti vis tiek išprievartautas. Tai niekada nesu patyręs to taip kažkaip kitaip, bet... Atsiprašau už palyginimą. Gerai. Bet iš tiesų, kas atsitinka? Turbūt, ir tuo atveju yra didžiulis informacijos srautas per laiko tarpą, kai tu negali atsistatyti. Jūsų terminai šnekant, turbūt, kuriuos jūs gerai pažįstat, jeigu jums reikėtų maratoną bėgti 14 dienų iš eilės, kiekvieną dieną, paskui jau pradeda lankyti vizijos. Šiaip maratoną bėgant vizijos lanko, bet jeigu tu darytum kiekvieną dieną 14 dienų iš eilės ir tu neturėtum labai didelio šanso greitai atsistatyti, tada ta prasme tu susipažįsi su savimi. Tai irgi didelis tapatybės dalykas. Tai va, tai dabar aš esu dar tikrai negrįžęs į save, aš dar tikrai esu išprievartautas ir pas mane nusisės tam tikri dalykai ir aš tam tikrus dalykus pradėsiu suprasti jau iš 5 metų patirties, kad po pusės metų, po metų susijungs tam tikri neuronai, nes dabar tai yra košė, viskas sukasi ir tapatybės nelabai yra. Bet paskui... Super, bet užtat labai įdomu dabar su tavim kalbėti, nes kai susijungs, jau bus vėl tada tas viešieji ryšiai. Jeigu jūs suprantate, apie ką aš, tai tada... Manau, kad visi puikiai supranta. Ir be abejo, Dakaras tai ne vien ralis. Apskritai, kas čia per projektas Dakaras? Dakarasgi fikcija, ten nėra jokio Dakaro. Dakaras yra Senegalo sostinė. Tai matot, gyvenam šiuolaikiniai, kaip sakant, visuomeniai, kur viskas stipriai keičiasi. Žinot, Henry Fordas kažkada yra pasakęs, aš greičiausiai vėl pamiršiu, ką jūs klausėt, bet Henry Fordas yra kažkada pasakęs, sakė, niekada neklauskite, ko nori jūsų vartotojai, nes jeigu aš būčiau, jisai yra atradęs, jis automobilio neatrado, bet konvejerinį būdą gamybos, taip pakeitė požiūrį. Tai jeigu būčiau paklausęs, ko nori vartotojas, jis būtų pasakęs, kad geresnio arklio. Žmogus padarė pigesnį automobilį. Tai va, tai dabar... Tai Dakaras yra fikcija. Žiūrėk, dabar irgi kitas mane lanko vizijos ir nežinau, kada būsiu nepakaltinamas, čia kitas klausimas. Tai pirmą kartą, kai aš važiavau į Dakarą ir iš tiesų, kodėl aš pradėjau net sportuoti prieš 20 metų. Tai pradėjau sportuoti dėl to, kad buvau gatvių siaubas, buvau tikrai labai greitas Vilnietis, geriausias ir man nebuvo lygių. Natūralu, kitas žingsnis yra parodyti lenktynininkam, kaip reikia važiuoti. Buvo didelis nusivylimas ir paskui labai daug darbo, kol aš galvoju, kad šiek tiek suprantu apie tą dalyką. Toliau, Dakaras, pirmoji mano mintis ir ambicija buvo tikrai, aš jau žinojau, kad aš esu geras lenktynininkas, aš buvau turbūt gal profesionaliam automobilių sporte apie 15 metų. Jisai mane pradėjo dominti. Čia lygiai taip pat kaip maratono nesidomi jauni žmonės, nes pradžioje atrodo, kad čia yra nesąmonė pensininkų užsiėmimas, kaip tampi brandesnis, supranti, kad tame kažkas yra. Tai va, tai mano pirmoji ambicija buvo tokia 75%, aš parodysiu, kaip reikia važiuoti, aš esu labai greitas, aš labai gerai viską moku. 25% buvo toksai garsinsiu Lietuvą, toks buvo. Ne? Dabar, jeigu paklaustumėt, 75% yra socialinė misija, nes žmonės, kurie galvoja, kad mes vežame vytį, rodome pasauliui, labai stipriai klysta. Mūsų tikslas vytį parodyti lietuviui, kad jisai susitapatintų save su šituo simboliu
taptų tokių ir tada būtų geriausių lietuvių ambasadoriam, iš principo. Fantastika. Tai dabar 75% yra socialinė misija, nes labai nemažai žmonių statistika, there are three kind of lies, good lies, damn lies and statistics, tai statistika sako, kad 98% Lietuvos gyventojų žino Dakarą, 70% Dakaru domisi. Krepšiniu domisi religija antraja mūsų 55%. Tai nieko to nenoriu pasakyti ir sudeginkit mane laužo. Jo, Tai gerai, tai Dakaras yra daugiau nei sportas, akivaizdu, ir tai gerai, nes sportas yra žiauriai nešvari sfera. Dakaras yra didelis verslas. Tai aš truputėlį pabaigsiu. Tai labai atsiprašau, aš per aplinkų žinot, kaip tam anekdotė, bet nepasakosiu. Tai, nes vėl netaip suprasit. 75% yra mes tapome tam tikrų pavyzdžių. Aš bent jau kažkaip pradėjau tapatintis, kad iš tiesų joks mes tai ne pavyzdys, bet mums atrodo, kad mes čia kažkokią misiją darom, 75%. 20% išliko mano ambicijos, aš turiu ambicijos ir garsinti Lietuvą yra taip, 5% arba dar mažiau, nes iš tiesų taip jau, kad labai gerai išgarsinti, tai reikėtų laimėti. Ta Dakaro kol kas mums tai tikrai negresia, nes velniai griebtų to smėlio dėžėje, žinokit, kompetencijų yra labai daug. Bet jeigu ir toliau taip pralaimėsi, tai žiūrėk, tiek sustiprėsi, kad ir pirma vieta čia pat. Ja, tai... Bet aš noriu paklausti vis tiek vieno dalyko, Benediktai. Dakaras yra didelis verslas. Tu pats verslo iš to nedarai? Man pasisekė gyvenime tuo, kad aš nedirbu. Čia prezidentės draugas irgi sakė, kad jisai 8 valandas reikia skirti darbui, aš 24 valandas skiriau gyvenimui. Ir kada, aš manau, kad darbas darbininkam iš principo kažkaip čia toksai turėtų būti gal šūkis. Viskas yra kaip galvoji gyvenime, ar ne? Ir jeigu tu nusprendi, kad tu mėgaujasi, tai viskas taip ir vyksta. Nes aš tikrai tikiu, kad visatoje ribų nėra, mes galime išsiųsti visiškai visokius užsakymus ir tikrai viskas vyksta. Tai jeigu viskas vyksta, kaip tu tiki. Ir iš principo motyvacija gyvenime tai yra niekas kitas, bet tikėjimas. Jeigu tiki, motyvuotas. Jeigu nesitikras, va čia tavo motyvacija. Tai žodžiu, vėl pamiršau, apie ką noriu pasakoti, ar negrėjau to, kaip man sakė. Labai gerai. Tai aš tada paklausiu dėl verslo. Dabar po šito pasitraukimo, jis nepralaimėjimas, jis pasitraukimas. Prisiminiau, jo. Gerai. Čia po to per pertrauką galėsi. Gerai. Tai noriu paklausti, ar pajutai tokio bankroto pasiekmių? Ar likai skolingas kam nors? Mano gyvenimo pradžioje, tokio sąmoningesnė truputėlį, kada jau visuomenė iš mane žmogų padarė. Nežinau, ar tai yra gerai. Tai aš pradžioj būdavo taip, kad aš būdavau labai geras pašnekovas, nes labai pataikydavau į taktą, į natą. Ir labai mokėdavau pasakyti tai, aš galvoju, kad tai, ką žmogus norėdavo iš manęs išgirsti. Bet praeina laikas ir tu suvoki, kad tokiu atveju tu užsidedi kaukę ir tu žaidi kažkieno žaidimą, bet tai nėra tavo žaidimas. Taip, kad tapti autentišku, iš principo, aš manau, kad yra ganėtinai sveika, nes tokiu atveju tada tu pradedi sakyti tai, ką tu galvoji, ir tai nebūtinai patinka visiems aplinkui. Ir tai nėra blogai, nes reikia laiko, kol tu išsikristalizuoji savo hebrą. O kad yra skirtingos dimensijos, tai aš matau po kiekvienų rinkimų. Visada. Ta prasme, aš nepažįstu žmonių, kurie tai balsuoja. Tikrai kažkokia nesąmonė. Bet tu turi... Yra skirtingos dimensijos. 20 000 Facebook'o draugų, tai tarp jų... 152, jeigu taip tiksliau, ta prasme, tūkstančius. Tai... Bet nieko to, kad čia lyrinis nukreipimas. Va, reikalingas žmogus. Aš dabar suprantu, dėl ko jis yra reikalingas žmogus. Ir dabar po to pasitraukimo, ar tu vis dar toks pat reikalingas? Tai žinokit, pradžioj, iš tiesų priimti sprendimą pasitraukti iš Dakaro čia buvo valingas sprendimas, nes mes iš principo jį galėjom tęsti, bet aš suvokiau, kad tai visiškai niekur neveda. Ir turint galvoje, kad pagal statistinę duomenį, kiek žmonių domisi Lietuvoje Dakaru, tikrai tai buvo labai neskanu. Bet aš manau, kad dabar galvoju, kad visada reikia sakyti taip, kaip galvoji, nes vienintelis, kuris ilgoje perspektyvoje veikia. Trumpoje perspektyvoje gali sužaisti partiją, ne savimi, bet ilgoje niekur nenueis. Tai dabar aš galvoju, kad šis mūsų ne finišas, mes turėjom 4 startus, 4 finišus prieš tai Dakare, lenktynėse, kur 50% statistiškai nefinišuoja, labai didžiavomės to skaičium, dėdavom ant stalo kaip faktą. Bet žinot, kada tu keliauji į karą, tai
taip, kaip čia, naivu tikėtis, kad tavęs gali nenušauti, ar ne? Tai ta prasme, tai mums atsitiko irgi tai, kas galėjo nutikti. Ir tada, kai mes priėmėm sprendimą pasitraukti, tikrai buvo labai sunku, bet aš tikėjau, kad tame gal yra kažkas daugiau. Dabar aš matau, kad šitas nefinišas mums visgi davė daugiau, turbūt, negu būtume padarę geriausią rezultatą, kurį tikrai galėjom padaryti. Nes mes ir vėl išmokom ir dar kartą mes žinome, kodėl tai atsitiko. Ta prasme, gyvenime, manęs dažnai klausia, ar tu nebijai lenktyniauti. Aš sakau, kad iš principo reikėtų užduoti klausimą, kas yra baimė. Baimė tai yra man, viską, ką sakau, yra tik mano nuomonė, nereikėtų, taip sakant, bandyti namuose. Baimė tai yra jausmas susijęs su nežinomybė. Jeigu mes nežinom, mes bijom. Jeigu žinom, iš principo, tai dažniausiai nebėra baimė. Tai šiuo konkrečiu atveju mes žinome, kodėl mes nebaigėm Dakaro. Tai buvo žmogiška klaida kažkada. Bet ne dėl to, kad su Lenku šturmanu nesusikalbėjot. Žinokit, Lenkas, aš manau, kad tai yra geriausia, kas mums galėjo nutikti. Ir šiaip Lietuva stipriausia, bet kada, jeigu yra buvusių tuos 400 metų, tai tik tai santykė su Lenkais. Tai čia plyrinis nukreipimas. O dar vienas dalykas, kaip pasakė kolega Bedantysis, kad 24% čia yra atstovaujančių, aš pagalvoju, velniai griebtų reikėjo iš socialinės ir darbo ministerijos pasikviesti tie, kas su pensininkais yra susiję, tai būtume turėję kokius 75% atstovaujančių. Gera mintis. Nežinau, kodėl tai pasakė. Žiauriai būtų įdomi auditorija. Ir aš manau, mums čia reikia staptelti ir pasižiūrėti vaizdų po protingų šnekų. Ir aš manau, kad Benediktas Vanagas įrodė, kodėl jis yra geriausias važiuotojas. Galbūt ne todėl, kad neužėmė 19 vietos šių metų Dakare, o dėl to, kad jis yra drąsus žmogus, jis nebijo kalbėti autentiškai, nebijo važiuoti su Lenku šturmanu, nebijo vežti vytį ir žino, ką daro. Ir tokie žmonės yra mūsų jėga. Ir apie juos rodo Eurosportas. Ir mes tai tuoj pamatysime. The river crossing making life very difficult for the bikers, but just a few meters away there was another kind of fright for this Lithuanian crew. And while they could count on the enthusiasm of those around them, what they actually needed was a tow. And it wasn't easy to get anyone to stop. Finally came the buggy of Bruno Mio, riding alone, so old solo Mio. And I think, I'm not sure how much choice he had in the matter, but anyway, he did stop, and he did help. Benediktas Vanagas was out and away. Happy that the public can help you? Absolutely. Absolutely. Still in the race? Yeah. We have to fight. Benediktas and Sulius, brave Lithuanians on the Dakar. Terrific. Thank you.